Einam pažiūrėti, iš ko melžiamas avižų pienas. Viskas prasideda čia, kur avižos, avižų trypsniai keliauja į malimą, maišoma su vandeniu ir tęsiamas yra melžimo procesas. Esame pirmojoje ir vienintelėje Baltijos šalyse avižų pieno gamykloje Estijoje. Kai kurie receptai reikalauja, kad į pieną būtų įdedama vitaminų, druskos, baltymų, dar kokių nors papildų. Viso tai yra daroma štai čia. Šitie galingi presai spaudžia 300 atmosferų stiprumu. Kiekviena pagaminta partija laboratorijoje yra tikrinama, testuojama ir sertifikuojama. O šitos nuospaudos yra 30% baltymų ir jos dar gali būti panaudojamas kaip pašaras gyvuliams arba kaip trąša. Ir galų gale viskas yra steriliai pakuojama, antspauduojama ir paruošiama keliauti po visą pasaulį. Šiandien gaminama partija keliauja į Starbucks kavines Turkijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad mes esame pažįstami su Mark Eichner, kuris su partneriais įsteigė šitą gamyklą. Kažkada su Marku mes buvom partneriai reklamos versle, vėliau jį pardavė, o dabar štai Markas pastatė šitą gamyklą. Ir iš Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje užaugintų avižų gaminamas kokybiškas avižų gėrimas jo.